Troliai mumiai, muminuko tėčio memuarai. Pirmas skyrius, kuriame aš pasakoju apie savo vaikystę, kada manęs niekas nesuprato, apie pirmąjį savo gyvenime nuotykį ir įspūdingą pabėgimo naktį, o kartu aš aprašau istorinį susitikimą su Fredriksonu. Seniai vieną nuobodų ir vėjuotą rugpjūčio vakarą palei pamestinukų namų priengį buvo rastas paprastas pirkinių krepšys. Krepšyje gulėjo ne kas kita, o aš, gana nerūpestingai suvyniotas į laikraštį. Ar nebūtų buvę kur kas romantiškiau padėti mane, pavyzdžiui, į samanomis išklotą dailią pintinėlę? Tuo laiku Hemulė, įsteigusi pamestinukų namus, domėjusi astrologija savo malonumui ir suprantama tikriausiai atkreipė dėmesį į žvaigždžių išsidėstymą danguje tuomet, kai aš atėjau į pasaulį. Žvaigždės rodė, kad gimė itin nepaprastas ir talentingas trolis, taigi Hemulė susijaudino, kad per mane susilauksinti bėdų. Paprastai manoma, kad genijai kitiems daugiausia teikia vien nemalonumus, tačiau aš pats niekad dėl šito neturėjau jokių nepatogumų. Keistas dalykas tas žvaigždžių išsidėstymas. Jeigu būčiau gimęs keliomis valandomis anksčiau, būčiau tapęs aistringų pokerio lošėjų, o visi, kurie gimė 20 minučių vėliau, žūtbūt turėjo stoti į saviveiklinį Hemulių orkestrą. Tėčiai ir mamos turėtų būti atidus, paleisdami į pasaulį vaiką, ir aš rekomenduoju kiekvienam kruopščiausius paskaičiavimus. Žodžiu, išimtas iš krepšio, aš 3 kart labai ryžtingai nusičiaudėjau. Tai šitą reiškia. Hemulė uždėjo antspaudą man ant uodegos ir pažymėjo mane magiškų skaitmenių 13, nes name jau gyveno 12 pamestinukų. Jie visi buvo vienodai rimti, klusnus ir tvarkingi, nes Hemulė dėja juos dažniau prausė nei glebesčiavo. Solidžiai jos natūrai trūko švelnumo. Brangūs skaitytojai, įsivaizduokite trolių namą, kurio visi kambariai tvarkingai išdėstyti vienoje eilėje, visi keturkampiai ir išdažyti vienodą šviesaus alaus spalva. Jūs manim netikite? Trolių mumių namelis turėtų būti pilnas įstabių užkaborių, slėptuvių, laiptų, balkonų ir bokštų, sakote jūs, tik ne šitas ir dar blogiau. Niekam nebuvo leidžiama atsikelti naktį pasmaguriauti, pasikalbėti arba pasivaikščioti, nes per didžiausią vargą išeidavome savo reikalų. Negalėjau neštis į namus ir pasikišti po lovą simpatiškų gyvūnėlių. Turėjau valgyti ir praustis nustatytų laikų, sveikindamasis laikyti uodegą 45 laipsnių kampu. O kas įstengs papasakoti apie tokius dalykus neliedamas ašarų? Aš mėgdavau stovėti priešais veidrodį priengyje ir atidžiai žvelgti į savo mėlynas liūdnas akis, bandydamas įsiskverbti į savo gyvenimo paslaptį. Įsikniaubęs nosimi letenas dūsaudavau, koks aš vienišas, o žiaurusis pasaulį, vienatvė mano dalia. Ir kitokius graudžius žodžius, kol man truputį palengvėdavo. Aš buvau labai vienišas trolis, toks, kurį likimas dažnai apdovanoja ypatingais gabumais. Niekas manęs nesuprato, o labiausiai aš pats. Žinoma, aš pastebėjau, kad skiriuosi nuo kitų troliukų, o pats ryškiausias skirtumas – apgailėtinas jų nesugebėjimas klausti ir stebėtis. Aš, pavyzdžiui, galėjau paklausti Hemulės, kodėl pasaulyje viskas šitaip, o ne kitaip. Na ir gražiai tada viskas atrodytų. Atsakydavo Hemulė. O taip ar blogai? Ji niekuomet man rimčiau nepaaiškindavo. Ir aš vis labiau įsitikinau, kad ji bando manim atsikratyti. Kada, kas, kaip, šie klausimai Hemuliai nieko nereiškia. Paklausiau jos, pavyzdžiui, kodėl aš esu aš, o ne kas nors kitas. Mums abiems tai nelaimė. Ar prauseisi?
Taip atsakė Hemulė į šį svarbų klausimą. Aš klausinėjau toliau. O kodėl, teta, esi Hemulė, o ne trolė mumė? Mano tėtis ir mama buvo Hemuliai, garbė Dievui, atsakė ji. O jų tėčiai ir mamos, paklausiau aš. Hemuliai, sušuko ji. Ir jų tėčiai ir mamos Hemuliai, ir kitų Hemulių Hemuliai, ir taip toliau, ir dabar reikia nusipraust, nes aš susinervinsiu. Siaubas. Ar bus kada nors galas tiems Hemuliams, paklausiau aš. Juk man reikia suprasti, kaip atsirado tėtis ir mama. Tai buvo taip seniai, kad neverta sukti galvos, atkirto Hemulė. Beje, o kodėl mums turėtų ateiti galas? Neišvengiamai man kilo neaiški mintis, kad tėčių ir mamų grandinė, susijusi su manimi, ypatinga. Nebūčiau stebėjęsis, jeigu ant mano vystyklų būtų buvusi išsiuvinėta karališkoji karūna. Tačiau, ką galima perskaityti laikraštinio popieriaus skiautėje? Vieną naktį susapnavau, kad pasveikinau Hemulę, laikydamas uodegą neteisingų kampų, būtent 60 laipsnių. Papasakau tą įdomų sapną Hemulei ir paklausiau, ar ji nesupyko. Sapnai nesąmonė, pareiškė Hemulė. Kas žino, atkirtau aš, gal trolis mumis, kurį aš sapnavau, yra tikrasis, o tas, kuris stovi va čia, tik tetos sapnuojamas? Deja, ne. Tu pats tikriausias, atkirto Hemulė. Aš nesugebėjau su tavim susitvarkyti. Nuo tavęs man skauda galva. Kas iš tavęs išeis šiame tokiame nehemuliškame pasaulyje? Aš išgarsėsiu, paaiškinau rimčiausiai. Ir be kita ko, pastatysiu namą mažiems pamestinukams Hemuliams. Ir jie visi galės valgyti sumuštinius su sirupu, lovoje, o sraigės ir skunkus laikytis po lovą. Niekada to nebus, pasakė Hemulė. Deja, ir aš pats taip maniau. Taigi ankstyvoji mano jau vaikystė prabėgo nuolatos ramiai stebintis. Aš nieko kitą neveikiau. Tik stebėjausi ir nuolatos kartojau savo klausimus. Kas, kur ir kaip? Hemulė ir klusnus jos pamestinukai vengė manęs kiek įmanydami. Žodelis kaip jiems aiškiai sugadindavo nuotaiką. Taigi aš klaidžiau vienas po nyku, be medžių pajūrį, aplinkui Hemulės namą, mąstydamas apie voratinklius ir žvaigždes, apie vabalėlius, kurie šmirinėjo vandens pabalutėse, užrietė odegeles, ir apie vėją, dvelkiantį nuo ypatingos tolumos ir visą laiką ypatingai kvepinti. Vėliau sužinojau, kad talentingas trolis mumis visuomet stebisi dalykais, kurie rodos savaime aiškus, tačiau neranda nė kruopelės stebuklų ten, kur paprastas trolis mumis regi keistenybės. Tai buvo man liūdnas laikas. Gal ateis lietus, ojojoj, kaip mes norim lietaus. Vėjas jau pradeda ūžti. Tačiau kai kada šis bei tas pasikeisdavo. Aš imdavau mąstyti apie savo nosies formą. Duodavau ramybę abejingai aplinkai ir imdavau gilintis į save patį, suvokdamas, koks patrauklus tas užsiėmimas. Nebeklausinėdavau, o trokšdavau kalbėti apie tai, ką jaučiu ir galvoju. Bet be manęs niekas daugiau nemanė, kad aš įdomus. Taip atėjo tas lemtingas pavasaris. Iš pradžių nesupratau, kad jis skirtas man. Kaip visada aplinkui čepsėjo, dūzgė ir narnėjo pabudę po žiemos miego, dabar skubantis apsikuopti gyvūnėliai. Simetriškame skubotai susodintame Hemulės darže, bet koks susiraukšlėjęs daiktas nekantravo augti. Pasikeitęs vėjas dainavo naktimis, pasikeitė kvapai, atsidavė permaina. Aš uodžiau ir uodžiau, blauzdos skaudėjo nuo augimo, tačiau vis dar nesupratau, kad visa tai skirta tik man. Pagaliau vieną vėjuotą rytą aš suvokiau, aš galutinai suvokiau, kad užaugau. Ir patraukiau tiesiai prie jūros, kurios Hemulė nemėgo ir kur draudė eiti.
Ten manęs laukia nepaprastas nuotykis. Pirmą kartą išvydau save patį visų ūgių. Skaidrus ledas buvo daug didesnis nei Hemulės veidrodėlis prieangyje. Mačiau, kaip pavasario dangumi pro mano gražias stačias auseles skriejo debesėliai. Pagaliau galėjau stebėti visą veidą ir tvirtą dailiai nuaugusi stotą iki pat letenų. Letenos po teisybei vienintelės kėlė man truputį rūpesčio. Jos atrodė apmaudžiai bejėgiškos ir vaikiškos. Tačiau galvojau aš, galbūt ilgainiui šie trūkumai išnyks. Be abejonės mano stiprybė galva. Aš niekuomet neversiu aplinkinių nuobodžiauti. Jiems nereikės niekados nudurti akių žemyn lygi mano letenų. Tartum apžavėta žvelgiau aš į savo atvaizdą, kad galėčiau matyti geriau atsiguliu ant ledo kniūpšės. Tačiau staiga mano atvaizdas išnyko. Liko tik žalia migla, kuris smego gilyn ir gilyn. Neaiškus šešėliai judėjo nepažįstamame pasaulyje, kuris tūnojo po ledu. Jie atrodė pilni neapykantos. Mane pagalvos svaigulys, troškau pulti žemyn tarptų nepažįstamų šešėlių. Toji siaubinga mintis užvaldė mane visą, niekur kitur, tik žemyn, žemyn ir žemyn. Baisiausiai susijaudinau. Atsistojau ir ėmiau daužyti leteną ledą, norėdamas pasižiūrėti, ar jis laiko. Ledas laikė. Tada paėjau toliau, kad įsitikinčiau, ar ir ten ledas laiko, bet jis neišlaikė. Staiga iki pat ausų panirau į šaltą žalią jūros vandenį ir mano bejėgės letenos ėmė mataškuotis virš bedugnės ir grėslios miglos. Tuo tarpu debesis toliau sau plaukė dangumi ramutėliai. Tarytum nieko nebūtų atsitikę. O jeigu manęs atsikas kuris nors pilnas neapykantos šešėlis, labai galimas daiktas, kad jis parsineš namo mano ausį ir pasakys savo vaikui: valgy greičiau, kol neatšalo. Tai garbingas trolis, ne kasdien tokių gauni. Arba mane išmes ant kranto pašėliška banga, su jūros žole apsivijusi ausį. Oi, lyja, valio. Pertrauka.